Jeigu žmogus prie jūsų eina ir ranka už nugaros, vienos rankos nematote, tai jau galit pradėti bėgti, nes ten 90%, kad ten yra peilis, ar kitas aštrus daiktas. Kažkokius momentus reiktų daryti kasdieną, pavyzdžiui, būti dėmesingais. Tarkim, eidami gatve, pavadinsiu paprastai, nežioplinėkite, matykite aplinkui, kas darosi, kokie žmonės aplink jūs vaikšto. Būdami viešoje vietoje, matykite, kas aplink jūs dedasi. Visada geriau pamatyti pavojų iš gana anksti. Ne tada, kada užpuola jūs iš nugaros ir užčiaupia burną, bet kad matytumėt gal kažkokius žmonės įtartinus už 20 metrų, už 10, netgi per 4 žingsnius, 4 sekundės iki kažkokio užpuolimo, jeigu jūs tai pamatysite, tai žymiai geriau negu jūs suvokėte, kad jūs užpuolė visiškai nepasiruošus.